Svarbiausias žvaigždininkas. Вairai dešinę. Tu. O kasgi čia per kaušas? Ten didieji grįžulo ratai. Ratai? O ten ratelis, taip? Netrukdyk. Kuri žvaigždė svarbiausia? Tikriausiai ta, kuri visų ryškiausia. Štai ta žydra. Papasakok apie ją. Nekibk. Taip, bet tu vyresnis brolis. Gerai. Papasakosiu tau apie žvaigždininką. Apie patį svarbiausią žvaigždžių žmogų? O kuris pats svarbiausias? Ar tas, kuris nuskris į tą žvaigždę? Štai kas. Tuoj mes viską sužinosim. Viską. Įsivaizduok, kad čia. Žinai, kas čia? Paprasčiausias dviračio ratas. Paprasčiausias. Čia stebuklingas ratas. Jis gali mus nukelti į tolimą praeitį. Oi, ką tu? Stok. Ir į ateitį. Ir į ateitį. Stebuklingojų keliu. Rate skrisk pirmin. Sveiki. Labas. Prašau pasakyti, kas čia svarbiausias žvaigždininkas? Paklauskit svarbiausio. Paskubėkit, vaikinai. Atsiprašau, atrodo, jūs išskrendat. Atrodo, išskrendu ten į žydrąją planetą. Vadinasi, jau svarbiausias žvaigždžių žmogus. Matot, žydrajam ekipažui į vietas. 10, 9, 8, 7, 6. Skrendam. 3, 2, 1. Startas. Taip nieko ir nesužinojom. O jūs ką čia darot? Jums seniai laikas miegoti? O norėjom pasikalbėti su svarbiausiu astronautu. Taip. Ilgai jums reikės laukti. Astronautai sugrįž maždaug po 200 metų. Žinai ką? Ką? Stebuklingojų keliu rate skrisk pirmin.
Žemė. Atpažįstu. Žemė. Žemė. Prieš 200 metų Žemės laiku iš jos buvo išsiųsta ekspedicija į Sirijaus planetą. Ekspedicija na planetų zvezdy Sirius. Ar laive viskas buvo gerai? Juk skridot beveik 200 metų. Skrydis buvo normalus. Tarp žvaigždinėje erdvėje išbuvom maždaug 5 metus. Visą tą laiką ekipažas jautėsi puikiai. Nepaisant tankesnės nei Žemės atmosferos, leisdamiesi susidūrėm su stipria audra viršutiniuose sluoksniuose. Quali condizioni di vita esistono per l'uomo sul pianeta? Paimti oro mėginiai parodė didelį amoniako kiekį. O gravitacijos laukas, kaip nustatė į paviršių nuleisti robotai, panašus į Žemės. Ekipažui pavyko nutupdyti laivą netoli apskaičiuotos nusileidimo vietos. Peut-on voir quelques échantillons de vos collections? Atsivežėm mineralų, floros ir faunos pavyzdžių. Taip pat protingą būtybę, tipišką vietos gyventojų atstovą. Ramiai, Žemės gyventojai. Visos mūsų svečio kalbos įrašytos į juostą ir atiduotos į šifravimo centrą. Atsiprašau. Ar jūs svarbiausias žvaigždžių žmogus? Pirmas nuskridot į žvaigždę? Ne. Žinoma, mes buvom žydrojoj planetoj. Vis dėlto svarbiausia yra astronomai. Stebuklingoji kelių ratė, skrisk atgal! Eikit pasaulės sūnų Tutmosą ir paskelbkit dievų valią. Nilas patvins per pirmąjį Totą. Tegu visi uoliai meldžiasi ir neša gausias dovanas. Antraip piktojo dievo Seto šešėlis uždengs jų tviskančius rūmus ir ši didinga šalis žlugs. Sakykit, jūs svarbiausias žvaigždžių žmogus. Taip, nes aš išpranašavau pasaulio pabaigą. Juk tai pasaka. Žiūrėkit. Viską išneškit į slaptavietę labirinte. Juk čia saulės užtemimas. Taip, čia saulės užtemimas. Apskaičiavau dangaus šviesulių išsidėstymą. Tai jūs pagrindinės žvaigždžių žmogus? Ne. Net silpnos mano proto prošvaistės negali praskleisti dievų šydo, slepiančio visatos paslaptis. Tačiau tikiu, kad po šimtmečių
Kai žmonės išmoks apskaičiuoti klaidžiojančių šviesulių išsidėstymą. Per toli pasukom ratą. Astronomai arčiau. Stebuklingoju keliu, ratas, skrisk pirmin. Kur dabar? Juk mes namuose. Štai ten. Ko norit, vaikai? Reikia ratą suvirinti. Duokit čia, tuoj sutvarkysiu. Ne. Prašau pasakyti, ar jūs svarbiausias žvaigždžių žmogus? Ką tu? Žinoma, be mūsų suvirintojų raketos nepakils. Bet pats svarbiausia štai ten, kur šviečia langas. Tikriausiai lygi šiol dirba. Sveiki, jaunuoliai, prisėskit. Labas vakaras. Kuo galiu padėti? Norėjom paklausti, ar tiesa, kad jūs svarbiausias žvaigždžių žmogus? Iš karto svarbiausias. Ką jums papasakoti? Išmokom statyti ir paleisti į kosmoso laivus. Dabar baigiam statyti didelę tarpplanetinę stotį. Manau, jau greitai galėsim išsiųsti žmonės į kaimyninės planetas. Bet mano svajonė pasiekti žydrąją žvaigždę. Kokia? Šitaip gilioje senovėje vadino Sirijų. Sirijus dviguba greitai besisukanti žvaigždė su palydovais didžiojo šuns žvaigždyne. Atstumas iki jos tik 3,84 tūkstantosios padaugint iš 10-12 laipsnių. Atsiprašau, šiek tiek nukrypau nuo temos. Kur mes baigiam? Vadinasi, jūs ir esat svarbiausias žvaigždžių žmogus. Ir vėl. Ką jūs, jaunuoliai? Dar viduramžiais karavelių kapitonai kuo puikiausiai nustatydavo savo laivų kursą pagal žvaigždes. Stebuklingoju keliu, rate, skrisk atgal. Atsiprašau, gal pasakysit, kas čia pats svarbiausias? Senjorai! Aišku, kad svarbiausias po Dievo ir karaliaus, tai didžiai gerbiamas mūsų admirolas Fon Pedras Alvaresas Franciskas Marija. Jis vienintelis moka nustatyti kelią pagal žvaigždes 100 000 karavelių. Kur jis? Pas karalių? O rytoj jo ieškokit atviroj jūroj 100 000 sepijų. Atrodo, per toli nukeliavom. Per stipriai pasukom ratą. Kas ten prie šturvalo? Kas ten prie šturvalo 100 000 ryklių? Čia mes, broliai. Vairai dešinę. Vairai dešinę. Klausau, vairai dešinę. Vairai kairę. Laivai kairę. Klausau, vairai kairę. Tiesiai. Taip laikyt 100 000 inkarų. Klausau, taip laikyt. Ar kursas nustatytas į žydrąją žvaigždę? Nesijaudinkit, admirolė, vairas patikimose rankose. Rytoj vidurdienį turėtume būti vietoje. Skaičiavimai tikslus. Taip, terra incognita, naujas žemynas. Jis turi būti ir aš atrasiu jį. Donas Pedras Alvaresas Franciskas Marija de Cartagena. Nežinoma žemė 100 000 piastrų. Terra
Terra incognita. Terra incognita. Terra incognita. Terra incognita. Бачкоя! Ką matai? Žemė! 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 Jungos, atnešėt man sėkmę. Šis archipelagas nuostabus perlas, kuris papuoš Ispanijos karalių karūną. Jūs vieninteliai visą laiką budėjot. Vieną salų pavadinsiu jūsų vardu. Terra incognita. Draugė admirolė! Ką tu? Didžiai gerbiamas senjorė admirolė. Štai kaip reikia. Ar ne jūs svarbiausias žvaigždžių žmogus? Gerai pažįstat žvaigždes? Ne, Jungos. Prisiekiu šiomis salomis, tai ne aš. Žinau visų žvaigždžių pavadinimus, tačiau jas pavadino vardais dar iki manęs. Iki jūsų? O kada tai buvo? Seniai. Labai seniai. Iki Egipto? Seniau. Daug seniau. Terra incognita. 100 000 terų inkognitų. Stebuklingojų keliu ratę skrisk atgal. Nagi dar suk. Dinozauras. Per toli nuskridom, dar nėra žmonių. Per stipriai sukai. Aš? Tu sukai. Ne, tu. Tu sukai 100 000 sepijų. Stebuklingojų keliu ratę skrisk pirmin. Mergelė. Šaulys. Šaulio žvaigždynas. Gulbės žvaigždynas. Lenktyninių šunų žvaigždynas. Didieji grįžulo ratai. Mažieji grįžulo ratai. Didžiojo šuns žvaigždynas. Ir tiesiog žydroji žvaigždė. Juk čia Sirijus. Ten greitai skris žmonės. Sveiki. Radom jūs svarbiausias žvaigždininkę. Ką jūs? Nesu svarbiausias. Tik pavadinu žvaigždes vardais. Svarbiausias bus tas, kuris į jas nuskris. Dabar supratai, kas svarbiausias žvaigždininkas? Žinoma, kad supratau. Visi svarbus. Visi svarbus.